Gerai, šiandien tema tokia, kad, reiškia, sako, sielos nusprendžia prieš ateinant, pasirenka savo likimą ir taip toliau, čia jau susitarimai, įsirenka tėvus. Kažkada ir aš to tikėjau, nes, tiesiog tokie gurų taip patarė, tai mokino. Dabar aš prieisiu prie viso to. Nėra tokios informacijos, kuri patvirtintų tai, kad taip yra. Jeigu kažkas apsėdęs grybų arba susisapnavo, sufantazavo ir pasakoja šitas teorijas ir iš kartos į kartą perduoda, tai netgi gali būti, kad ir kolektyvinė pasąmonė ta informacija tokia yra vaikšto tarp šizoterikų. Tai nereiškia, kad tai yra tiesa, nes jau aš matau techniką nuo pat pradžių, nuo vaiko atėjimo, nuo tai, kas ateina iš kartos į kartą kokios programos ir kaip jas galima pakeisti. Tos įsitikinimus ir kas valdo žmogų ir va ten tie, kas įsivaizduoja žmogus, kad realiai tai yra, aš žinau, kad tai atrodo, jog valdo tave. Tai atrodo kaip apsėdimas ir panašiai. Aš žinau, aš pats tą praėjau, aš tokiu buvau, žinau, kas tai yra. Ir kaip tai veikia irgi žinau. Aš nepasakosiu visų smulkmenų, kaip tai veikia. Nes jums to nereikia, jūs vis tik nesusitvarkysit, nes to žmogus, tas terapeutas yra atitinkamų lygmenį, jisai ten dirbs su tais būtybėm, su demonais, dar kažkokia yra labai patogu. Dabar aš pavardės vardų nepasakosiu, bet yra toksai žymus, čia labai daro netgi grupinius susitikimus ir taip toliau. Netgi ir su lietuviu, čia kai kuriais tokiais elitų buvo jo video. Ne tai ne lietuvis, bet jūs suprasit galbūt, jisai prisistato save kaip gydytojas, vrač at slovo vrać, tai reiškia nuo žodžio meluoti, gydytojas, plius psichologas ir dar ten kažkoks tai jau dabar šito pseudomokslo vadinamo ir kažkokio tai brudo, reiškia specialistas, kuris aiškina, kad mes nesam, kaip sakant, aukščiausioj maisto grandinėje, tai reiškia mūsų demonai būtybės ėda, paskui pasakoja, kad siela išsirenka šitą kelią pati ir taip toliau. Aš jums galiu paaiškinti, kodėl taip veikia, nes daktaro ar būti psichologu iš to pinigų neuždirbsi. Arba lygiai taip pat tuo hipnoterapeutu iš hipnoterapijos neuždirbsi. Tai vat reiškia pasimi tokį lengvatikį, kurių yra daug daugiau infantilių žmonių, vaikučių protais, kurie nesupranta, kodėl jų pasąmonė 5-6 metų ir jinai vykdo visas tas programas, kurios jos perduotos yra. Ir nėra to autoriteto ant savo pasąmonės, nėra, čia šuniukas auksė, jeigu ką, nėra, žodžiu, autoritetų savo pasąmonė, nėra vidinės valdžios, kur galėtų savo pasąmonį komandas duoti. Ten yra paduota daug kas, tai yra išorinis dievas, ten kažkas tai iš išorės reiškia. Todėl jūs tiem ir sukčiam atiduodat pinigus. Tai gerai, grįžtam prie to, tasai specialistas, kuris pamatė, jog iš šitų psichologijos ir medicinos ten nelabai ką uždirbsi, ten alga, sakykime, bus arba kažkokie tai tokie mizeriniai pinigėliai. O šitus žmonės jos galima paimti ir dirbti su kiekvienu įsitikinimu. Jeigu tu negali pasakyti ne, tu negali ten paskambinti, tau pinigų buvo, kai nesiseka, dar kažkas, tai yra labai patogu pasakoti, tau ten čakros, karmos, nužiūrėjimai, dar kažkas įsirinkai šitą, tu čia pats kautas, taip toliau. Niekas jūsų neveda prie atsakomybės. Tai, kad tu esi atsakingas pakeisti tas vidinės programas. Niekas jūsų į ten neveda, nes niekam to nereikia. Nes darbas yra sudėtingas žmogumi, kad padaryti iš jo tą vientisumą, kad jis nebūtų iš tų ekstra dalių, tas, kuris, ką jūs vadinat velnių demonu, kuris įsijungia kaip atskira žmogus, įsivaizduok vienas, bet jo sąmonė yra į kelias dalis. Žmogus to pats nepastebi, bet tu gali pastebėti tai, kai pakeičia balsą, kai jisai akys kažkoks tai žvilgsnis pasikeičia, jisai kitokių, reiškia, tonų išsako. Tos mintys, jos eina automatiškai, bet tai yra ekstra dalys, kur, pavyzdžiui, gali nusikaltimą padaryti. Paskui ta kitoji dalis, kuri suvokia, jinai gailėsi. Tos mintys, kurios ateina, tai yra žmogus ne vientisas. Jūs tą ir vadinate velnių demonu, kuris jūs valdo. Taip, jisai jūs valdo, nes ten jūsų tas tik šviesulys, kuris retkarčiais prasimuša. Bet tai yra šiek tiek viskas daug paprasčiau, negu šizoterika tai mato ir supranta. Bet
Bet yra dalykas toks, kad kol tu neišeini iš to, tau atrodo tai realu. Tai reiškia netgi tam terapeutui tai yra realu. Jisai tos egzorcizmus, ašgi pats buvau egzorcistas ir dabar galėčiau galvą įkišti į žemę, kaip tas trutis pasislėpti iš gėdos, kai suvoki, kas tai yra, kaip tai veikia. Tai vat man irgi daug metų užtruko išeiti iš to, nes daug žmonių dirbo su manimi, ypatingai su klaidinga informacija žmonės dirbo, nes jie perduoda savo infovirusus. Gerai, kad aš džiaugiuosi, kad aš nebėgau į tos retritus, kur ten įsivaizduojama iliuzija, kad labai greitai viską išsprendė. Aš lėtai gerai, bet užtikrintai ėjau ir dabar dėjau iki to, kad galiu pasimti žmogų ir jo tą vidinį centrą, sugrąžinti jo vidinį dievą į vietą, visą kitą padaryti į vientisą ir išskirstyti tas jo subličnosti arba ekstrasmenybės vadinamos, reiškia, sudėlioti į vieną, mes tai galim padaryti per vieną seansą. Vienas seansas tai užtrunka. Tiesiog aš viso šito reikalo svarbumo nesuvokiau kelis metus, kaip tai veikia. Nors aš dariau, dirbau ir taip toliau. Bet tai buvo vidinis darbas su savim, kad prieiti iki to. Ir reiškia, per vieną tą seansą galim padaryti labai stiprų konkretų darbą, tik tai išsakau, jeigu jūs esate 40 metų žmogus, iš infantilios, reiškia, niekada nebuvote užaugęs, niekada neturėjote valdžios vidinės ant savęs, ant savo vidinio to pasąmoninių programų, kai tą pakeitė, jums dar reikės apie, jeigu 40 mečių, 4 metus mažiausiai jums reikės, kol jums išsipakuos, bet jeigu jūs nemaitintumėte savo proto tais šizoteriniais gurų, tada jums gali būti, kad šiek tiek greičiau viskas išsidėliotų. Tai procesai vyksta, jie kiekvieną dieną vyksta, pasileidinėja programų, suvokimai, pasąmonė per sapnus rodo, kaip ten vyksta. Jeigu pas jūs sapnai kartojasi, kad jūs nematot kelio, kad jūs kažkur visą laiką atsiremiat, jeigu pas jūs ten kažkokie tai nepramušami blokai ir panašiai, tai jūsų pasąmonė rodo, kad jūs neturite išeities, nes jūs esate užblokuoti. Pasąmonės kalba yra nelogiška ir būtent pasąmonės darbo nereikia painioti su loginiu ir sveiku protu. Jeigu jūs matot, kad žmonės šneka apie energijas, fantazijas, apie čakras, apie kažkokius kundulų, jogą, šmogas, būgnus, tarabanus, čia praktikos, kurios iš jūsų paims kelis eurus, jos irgi yra reikalingos, atsipalaiduoti, atidėti, netgi alkoholio išgėrimas jums atsipalaiduoti, atidėti, tai padės. O viskas tvarkoja, galbūt netgi pavyks kažkokią emociją paleisti taip toliau, bet jūs nesusigrąžinę centro ant savo pasąmonės, jūs vis tiek nebūsite vientisi. O čia į tą procesą jau padaryti, tai yra, nežinau, manęs to nieks nemokino. Bet mano viduje išsipakavo tą informaciją, kaip tai padaryti. Ir netgi akademijų, kurio aš mokiausi, to nemokė. Tai atėjo per praktiką, per daug darbo su savim. Ir tai nebuvo lengvas kelias. Tai aš jį supaprastinau iki 2 valandų. Ir tai galima padaryti žmogui, kaip sakant, kuris jau supranta, kad ne kažkas iš išorės, o mano viduje. Ir mano misija yra tokia padėti žmogui susigrąžinti valdžią ant savęs, ant savo pasąmonės, ant savo realybės, ant savo gyvenimo. Tai reiškia, kad tu nebūsi priverstas rinktis tą, ką tau paduoda, tu galėsi pats rinktis. Ir čia viskas įeina į tą ir pinigai, ir santykiuose, ir sveikatai. Tai bet jūs esate, daugelis negirdite, nes jums yra sudėti filtrai vadinami. O tie filtrai tai ir yra įsitikinimas, vienas ar kitas įsitikinimas jums neleidžia išgirsti tą, kas yra teisingai sakoma. Vaikiškas protas, pavyzdžiui, jisai tiki pasakom, tiki visokiais filmais, taip toliau. Tas, kas buvo pasakyta. Pavyzdžiui, jeigu matė moteris, kad vyras pirmam pasimatyme turi sumokėti, už ją sumokėti ir nesėdė, tikisi, sako, turbūt Holivudo filmų nematė, kad jis taip nedaro. O tai yra vaikiška pozicija, vaikiškas protas, jį padarė tokią išvadą, kad taip turi būti. Ir paskui eina ir tikisi. Jūs taip einat ir tikitės, kad jums kažkas nemokamai kažką padarys. Bet jau, sakau, parduotuvėje, tai jau žinot, kad ten reikia susimokėti ir pigiau nebus, nenusiderėsit,
Dėl to jums sukurtos akcijos, kad jūs neperkat už pilną kainą, va kur akciją ten griebėt, kaip reiškia, nes jau čia pigiau ir įsivaizduojat, nes jums suteikiama iliuzija, kad jūs gavot pigiau. O kai ateinat pas kažkokį privatų žmogų, tai čiut ne kaip bomžas atkišęs ranką, man čia pigiau padaryk, gal nemokamai, gal dalim, gal dar kažkaip mokėti. Čia yra vaikiška pozicija, niekas nepasakė, o jūsų tėvai nebuvo užaugę, ne fiziškai, o pasąmonėje vaikas buvo, vaikas perdavė savo programas vaikui, vaikas. Tai va. Jums niekas nepasakė, kad tu užaugai viskas, tau reikalinga už viską mokėti. Jūs teoriškai tai tą suprantat sąmoningai, bet pasąmonėje to nėra. Ir už tai paskui ateinat, tai gal pigiau, gal dar kažkaip, tai šlykštų žiūrėti, kai žmonės taip elgiasi, nes tai yra 5-mečio vaiko pozicija. Jūs pripratote, kad jums duoda kažkas, tai už jūsų moka. Jie negalit pasirūpinti, bet čia yra viskas susiję į tą mechanizmą, jūs neturite galimybės užsidirbti, jums paduota galimybė eiti pas kažką kitą dirbti. Vienas kitas, kuris sukuria kažkokius verslus arba nukopina, nes mato, jo kaimynai daro, ar ten kažkokie kiti nukopina tą verslo planą, pradeda daryti, žiūri paskui, kad nepatogu, stabilumo nėra, vėl baimės susijungia, vėl visą kitą, nes nėra vidinio centro, o programos tai vaikiškos, kas iš to, kad protas turi diplomą, protas yra užaugęs, jisai viską supranta logiškai. Tai jūsų logika irgi trukdo už tai, kad pasąmonė dirba nelogiškai. Jeigu tu užduosi komandą, kad aš noriu būti multimilijardierius, tai yra nusišikti, tai nėra kryptis pasąmonės. Tau reikia pirmiausiai kažkokią tai veiklą daryti, kuri tau teikia džiaugsmą. Čia nėra tikslas, tai yra pasiekmė gali būti, tuo tapti turtingu kažkokiu tai žmogumi. Tai yra tik pasiekmė, o ne tikslas, ne misija. Na, bet čia išgirsit, neišgirsit, nesvarbu. Ar jūs čia, dar, kaip sakant, kaip mažam vaikui kiekvieną kartą reikia pasakyti, kad registruokis į nemokamą konsultaciją pirmąjį? Turbūt nereikia. Jau todėl, kad suaugęs žmogus jis pats supranta, jeigu jam reikia, jisai ieškos tos pagalbos. O mažam vaikui, kaip Maksimos tam aparate reikia pasakyti, kad dabar susimokėkit, dabar pasimk savo pirkinius, nes į tuos gali palikti. Tai, apie ką čia kalbam? O dėja, bet mes tokiam gyvenam, tokiam pasaulyje. Iki.